Mano masalų dėžutė šiandien atrodo štai taip. O viskas yra dėl to, kad šiandien nusprendžiau pradėti naują serialą savo YouTube kanale, kuris vadinsis Operacija Krokodilas. Jau senai aš noriu šitą masalą pagainioti. Tai yra pats didžiausias masalas mano arsenale, apie 25 cm maždaug visas jisai išsitiesęs. Tai vadinosi Operacija Krokodilas todėl, kad tikslas pagauti didelę lydeką. Šiandien bus pirmoji serija, nežinau kiek tų serijų bus, gal užteks ir vienos serijos, šiandien pagausiu ir viskas to baigsis. Nereiškia, kad dabar žvejosiu kiekvieną kartą su šito masalu, bet tiesiog šiandien jaučiu įkvėpimą, pasiėmiau galingą spinningą ir žvejosiu tik su šito masalu. Rytas, puikus oras, aišku, gal biškutį per ramu, bet labai gerą ant ežero pradedu žvejybą. Taktiką galvoju naudoti maždaug tokią, kad ieškosiu su echolotu baltos žuvies būrių, didesnių tokių. Manau, kad prie tokių būrių tikrai turėtų būti didelių lydekų visada. Prie meldų turbūt negaudysiu, prie meldų man vis tiek asociacija su mažom lydekom yra labiau. Tai ieškosiu ir gilesnių vietų, ieškosiu kažkokių skardžių, nežinau, giliuose vietose žulių, kažkas tokio, manau. Šansų turbūt daug pagaut gal ir nėra, bet man patinka tokia žvejyba, nes yra tokia, kaip čia pasakyti, mistika. Žinai, kad jeigu bus kibimas, tai ko gero bus geresnė žuvis. Tai kartais man tikrai patinka tokią žvejybą padaryti. Bet reikia kantrybės. Lietutis prasidėjo kol kas silpnas, bet prognozai nebuvo. Kol kas be kibimų. Perplaukinėjau dabar į kitą vietą, tai pravelkiauju, kaip visada. Ir labai mažai žuvies matau echolote, nežinau, jinai gal prie krantų visgi. Baltos žuvies nerštas vyksta, nežinau ar baigėsi ar vyksta, tai gali būti, kad teks keisti taktiką. Dar patikrinsiu keletą vietų ir tada žiūrėsim, ką daryti. Pirmas kibimas. Va čia tai įdomiai. Nu gal nedidelė lydekaitė. Bet smagelis smagus. Guma nebandyta, nauja, tai dantis matysi smagu, pažiūrėsim. Dar kaip tik echolote va keletą žuvų, matau tokių vienišų, tai sustosiu, porą metimų padarysiu. Jo, kibimas. Va dantis, nedideli tiesa, tokie pjovimai mažytė žuvis turbūt buvo, bet atakavo. Nu smagu, reiškias, patinka guma. Tai irgi reikia įsitikinti, nes dar nieko ant jos nepagauta. Bandau toliau.
Toks savotiškas užsiėmimas mėtyti šitą didelę gumą, jinai sveria daug. Aišku, kai meškerė galinga, tai viskas daug lengviau, bet dar į vandenį nukrenta su tokiu smūgiu dideliu. Tai nežinau, kaip lydekos į tai reaguoja, bet gali būti, kad kaip tik gerai, gal pritraukia dėmesį. Šiemet persekiojo mane blogi orai. Prognozavo lietų tik tais nuo 4 vakare. O dabar 10 ir jau lyja. Iš pradžių lašnuoja, dabar jau lynoja. Su žuvim kol kas sunkiai, bet nieko čia nuostabaus. Visgi gaudau su dideliu masalu, tai tų kibimų automatiškai mažėja. Čia reikia tam nusiteikti, kai naudoja didelius masalus, reikia nusiteikti, kad tų kibimų galbūt bus mažiau, bet jie bus efektingesni. Kai išsiruoši tokią žvejybą, tai gerai pasiimti tik tais vieną ar kelis masalus, nes mėtai ir galvoji, reikia kažką keisti, kažką imti mažesnis masalus ir panašiai. Bet tik tai taip ir įmanoma žvejoti, nes reikia kantrybės. Ne iš karto užkips ant to didelio masalo. Tai dėl to operacija krokodilas ir yra su vienu masalu tik tai. Keičiu taktiką, iš vis nerandu žuvies. Plaukiu per sėklius, per gilius, visiškai nėra žuvies. Tai greičiausiai jinai neršia, visgi gal aš šią klaidą darau ir bandysiu arčiau meldų pamėtyti, gal kažkas pavyks. Nėra kibimų visai. Žuvies truputį daugiau echolotė atsirado, bet kol kas tai nepadeda. Masalas gražiai dirba po vandeniu. Vilties teikia, bet kažkaip tai be kibimų kol kas. Ir žiauriai norisi įmesti kokį mažą masalą ir išsiaiškinti, kimba tos lydekos, nekimba, ar čia šitas masalas kaltas, ar tiesiog reikia kantrybės daugiau ir laukti. Tokia nežinia sunkiai yra. Geriausia, kai bent jau randi gerą būrį baltos žuvies, tai tada ramiau, kad mėtai į tą vietą ir šansų yra kažkokių tai. Dabar net to nerandu normalių tokių būrių. Viskas, pavargau, velkiauju. Meškerė sunki, masalas sunkus, iš tikrųjų ranka pavargo. Bet ir nekimba, tai galvoju, pravilksiu palei meldus. Su GPS varikliu velkiauju, šiaip visai nieko.
Biški nusibosta spaudžiat tą mygtuką, bet jeigu toks lygesnė pakrantė, tai iš vis paprasta. Bet tikrai įmanoma kažkiek laiko. Visą dieną nenorėčiau su juo velkiaut, bet va taip, tarp pamėtymų tai tikrai faina. Jau turbūt už valandėlės kokios baiginėsiu žvyt. Uho! Ne, žolė čia buvo. Bet jau visai užmygęs, tai tikrai nepakirščiau, jeigu ir kibimas būtų. Už valandėlės kokios baiginėsiu žvybą, pravelkiausiu dar palei meldus šiek tiek, nu ir viskas, pasiduosiu šiandien. Pirmo sezono pirmoji serijai dėja nebus pagautas krokodilas, nu bet aš tikrai sąžiningai bandžiau. Iš tikrųjų sunku. Reikia turėti nuotaikos, reikia būti pasiryžusiam, kad gali va tai be kibimų visą dieną būti. Nes dabar galvoju, reikėjo gal paprastas masalus imti, gal pagaučiau žuvies. Nu bet reikia kartas nuo karto tokius padaryti eksperimentus ir gali ir trofėjai pagauti.